Sveiki. Ir vėl. Šiandien yra penktadienis, aš nėjau į mokyklą, nes labai mažai pamokų ir tiesiog buvo neverta. Tai šiandien noriu baigti tvarkytis savo stalčius, nes aš vakar sutvarkiau tik 3, o iš viso yra jų 8. Tai jo. Šiandien bus man kaip tvarkymo diena, nes kadangi jau 3 dienas neinu į mokyklą, nes kadangi gerklę skaudėjo, o dabar man jau yra geriau. Aš galėjau šiandien eiti į mokyklą, bet kadangi nejau, tai jo. Šiandien tvarkysimės, kad kažką praleist gerą namie, nes per tas 2 dienas nieko neveikiau. Tik sėdėjau prie kompo ir rašiau tam tos paštus, visus tos reikalus. Tai jo, dabar eisim tvarkytis kambarą. Aš jau dar nieko nevalgius, tai laukiam, kol mama padarys kažką. Varom tvarkytis kambarą. Mano mėgstamiausia, bet nemėgstamiausia dalis apie tvarkymą - lova klot. Taigi einam klot lovą. Kad paklot lovą reikia geros šviesos. Todėl atitraukiam žuodas. Aš esu iš močiutės pasiėmiau štai tokį guolį. Ne guolį, bet tipo sofą. Ir man jisai labai patinka. Jisai įsiskleidžia ir gali ant jo miegoti. Tai yra labai fainas jisai. Ir man jis labai patinka, kai lova yra paklota ir nenori jos gadinti. Gali čia atsisėsti ir taip atsipalaiduoti. Dabar aš deduos kojines, nes man tiesiog yra šalta. Laukiu, kol mama padarys man vaflius. Jos vafliai yra skaniausi. Jos receptai yra tiesiog tobuli. Ir jeigu jinai kažkada atsidarytų kavinukę, aš jis visus pakvieščiau. Jinai tiesiog, aš nemoku papasakot, kaip skanu yra. Jinai tuos vaflius deda visą savo meilę, pastangumą ir visą savo stiprybę, kurią jinai turi. Mano mama yra fainiausia ir šiandien yra kaip tik Valentino diena, aš ją visą savo širdim ją myliu, nes aš neturiu ką mylėt. Todėl aš ją myliu, nes mano mama, tiek daug padarė, kad būčiau čia. Šitam pasauly, tai myliu mamą su Valentino diena. Tai iš viso aš, kaip ir sakiau, susitvarkiau tik tais 3 stalčius iš 8. O kai randu daiktų, kurių man nereikia, aš dedu iš tai šitą maišą. Čia yra rūbai, kuriuos aš atiduodu H&M-ui ir kai juos atiduodu, gaunu 10% nuolaidą vienai prekiai, man atrodo, kuris galioja metam iki kitų metų. Tai gali naudoti arba nenaudoti, kaip norit, į visus metus. Tai reiškia, kad vieną kartą panaudoja. Viskas, nebeturėsit. O maišas turi būti vienas pats pilnas, kad gautumėt šitą vieną čekį. Jis yra 10% nuolaidą. Aš šį turiu vieną tą kortelę. Tai jeigu jūs turit pilną rūbų maišų, kurių jums nereikia, galite atiduoti H&M. Prie kasų yra tokia dėžė. Tenais įdėję gausite tą kortelę prie darbuotojus. Jūs turite įdėti ir paprašyti darbuotojus ir tada jūs gausite. Tai jo, einam tvarkyti stalčių. Tai šiandieną tvarkysim mano rūmaikučių stalčių. Čia yra betvarkė. Aš čia kažkada tvarkiau gal prieš 2 metus, čia nežinau, neatsimenu.
Ir čia yra bardakas. Aš net nebežinau, kur kas yra. Aš tiesiog kuičiuosi, kartais juos numečiu, kartais juos tiesiog gražiai padedu, bet matom, kad yra netvarkinga. Todėl šiandieną tvarkysim maikučių stalčių. Kai sutvarkysim, tvarkysim kažką kitą. Todėl kol kas tvarkysim maikutės, tai laukiam mano mamos nakts geriausių vaflių. Gavau mieliausius, skaniausius blynus, tai yra vaflius pasaulyje, mamos daryti, labai skanus. Kaip žinau, kad skanus neragavus, tai aš ragavau užkuliuose. Kai feilas buvo, labai skanus, tai einam toliau valgyti. Dabar skaniai pavalgėm, einam tvarkyti stalčių. Čia dabar man labai skaudės padarant šitai, bet yra kaip yra. Man skaudu taip daryti, kad taip draugus ir juos tiesiog išmesti iš savo stalčiaus ir juos paskui vėl tvarkyti. Čia yra man labai gaila, bet darom kaip darom. Viskas išimta. O dieve. Dabar tvarkysim šitus rūbus. Mane truputį sudė šitas saldainiai, nes dabar aš juos valgau ir man draugė juos padovanojo, tai ačiū jai. Dabar aš tiesiog sėdžiu juos valgau, biškį netvarkau, bet po pertraukos pradėsim tvarkytis. Grįžtam prie reikalų. Sutvarkiam, tik tais šitą stalčių, kur sakiau, aš jį išėmiau, tai liko man dar 4 stalčiai sutvarkyti. O dieve man. Tai gerai įdėkim šitą stalčių į ištrauktą. Idėja, aš visada bandau vengti šito stalčiaus, nes čia net nežinau, kas čia daros. Čia yra visokie rūbai, kur net neaišku, kas čia yra. Čia kaip, aš suprantu, kad yra ilgom rankom, bet aš nieko čia nedarau, nes visos mano mėgutės yra. Čia, jūs pažiūrėjau, gražiai sudėta. Rojus. O čia net nenoriu klausti ir jo aš netvarkysiu, nes dabar tvarkysim šitą stalčių. Mano džemperiai ir megztiniai visi. Tvarkom. Kaip gera tiesiog paimti ir mesti jos lauk. Tiesiog wow. Sutvarkėm dar vieną stalčių. Ir aš dingau vyko. Aš nieko netvarkiau. Aš tik palikau tos 5 stalčius ir nieko nedariau. Dabar aš šitus visus džemperius, megztinius įkelsiu parduoti. Prieš viską fotkinant, nepamirškit savo lūpų. Aš gavau tokią širdutės formos lūpų balzamą, širdbušerą. Bei nemeluosiu, jisai kvepia kaip tas užtepalas, kaip pas dantistą būna, kaip tepat ant dantų, kad numažinti skausmą danties prieš tvarkiant. Aš nežinau, nes man kažkada taip yra dėję ir mane aš tokį vaibą. Nežinau, ar jums primena, bet aš nežinau, jūs nebandėt gal, bet man jisai neša tokį vaibą, kad kvepia skonis, kai pas dantistą būna tas tepaliukas. Jo, ką dar galiu pasakyti. Gavau už draugės šiandien dovanų valentikės, tai ačiū jai dar kartą. Jo, einam tvarkytis. Dar kas man patinka apie šitą lūpų balzamą, kai jisai yra labai mažiukas ir jį gali bet kur įsidėti, pavyzdžiui, į kokį mažą kišenę. Ir niekas nepasibės, jūs pasimsit galvos, kas čia yra. Tipo. Nes pagal tą viršų atrodo, kad jūs turėtume išimti ir kažką pasižymėti, atrodo toksai, bet ne, čia yra lūpų fucking balzamas kažkoksai. Bet jis labai geras. Aš dabar montuoju video ir pastebėjau, kad aš nieko nebefilmavau. Tai kai nefilmavau, aš įkėliau rūbus parduot. Ir jo, nieko daugiau nebetvarkiau, nes labai tingėjau ir buvo jau savaitgalio pradžia, atostogų pradžia. Tai norėjau dar pabūti su šeima, tai pabūm kartu, praleidom gražiai laiką. Tėtis padovanojo gėlių, tai labai smagu buvo. Tulpių, labai džiaugiuosi, kad tulpių padovanojo.
Nu, ir tiko kitos gėlės, bet tulpes padovanojo. Tai jo, baiginėjusiu video. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.